pakvietė žmonės ateiti arčiau ir atsisukti į kalėjimą, į kalėjimo langus ir, žinai, visi taip gražiai pakėlė rankas, va taip ir maldoje prašė gailestingumo tiem žmonėm. Tai man čia buvo, pats jautriausias turbūt kongreso momentas. Viena neįgalioji, sako, aš noriu šio bei to pasidalinti, sako, aš turiu eilėraštį, noriu jums paskaityti. Ir tas eilėraštis skambėjo taip: Dieve, grąžink man kojas. Man net šiurpas per visą kūną prabėgo. Kartais tiesiog yra taip sunku dar kartą prašyti. Sėdi žmogus namie, nes tiesiog yra labai sunku dar kartą kažkieno prašyti, aukoti savo laiką, atvažiuoti, nuvežti. Jie neturi prašyti, jie tiesiog gali reikalauti to, kas jiems priklauso. Tik jie neturi prašyti to, kas jam priklauso kaip žmogui. Padarytas nuvažiavimas neįgaliesiems toks. Neįmanoma nei nuvažiuoti, nei užvažiuoti. Ir iš principo yra pasityčiamas. Tu eini gatvėm ir taip, ne tai, kad sklendi, bet taip eini ir kažkas kitaip. Atrodo toks kaip su sparnais, kaip su tuo apsiaustu Lurdo. Tu eini ir va kaip su apsiaustu. O ten žmonės, kai kurie kaip surūgė, taip surūgė. Kaip ten kažkas skuba, žinai, ten su telefonu ir what's wrong, baby? Oi, Dieve, padėk. Labą dieną. Labas Vaida, labas Neringa. Labas, merginos. Pirmą kartą pradedame turbūt laidą visos trys ir kur vienos kitos puikiai pažįstam, nes kartu dirbam. Tai gal iš karto, Milda, kol nepradėjom mes kalbėtis, pristatykime mūsų viešinę, tai yra Neringa Sukauskaitė. Taip, man labai didžiulė garbė pristatyti Neringą, todėl kad Neringa kūrė kartu nacionalinį savanorystės standartą ir mes susipažinom dar šiek tiek anksčiau irgi per bendrus projektus, nes buvai jaunųjų maltiečių vadovė kažkada, ar ne? Dabar esi Maltos ordino pagalbos tarnybos prezidiumo narė. Taip, ir žinau, kad savanoriavai taip pat, lydėjai žmonių grupę į Lurdą. Ir daug labai šiaip Neringa veikia savanorystės srity, žodžiu, ir pati savanoriauja, ir savanorius koordinuoja. Čia tokia, man atrodo, savanorių koordinatorių realybė biški, kad viską darom, paraleliai visko būna. Kodėl šiandien Neringa ir pas mus? Todėl, kad mes norime pakalbėti su Neringa apie Lurdą, apie šitą kelionę garsiai ir taip pat apie gailestingumo kongresą, nes šiame kongrese Neringa buvo savanorių koordinatorė. Milžiniškos grupės savanorių koordinatorė, bet prie to prieisim, ar ne? Gerai. Tai labas Neringa, smagu tave čia matyti. Labas. Ir iš karto noriu merginos pasidžiaugti. Milda, tu iš karto užsimeni, kad jūs kartu su Neringa ir dar 14 organizacijų, ar ne, ekspertais, dar 15 organizacijų ekspertais kūrėte nacionalinį savanorystės standartą, kurį birželio 22 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje patvirtino. Jau taip užbaigiam, sakykime, jau sutartą žodžiu. Ką tai reiškia iš tikrųjų? Ką paprastai žodžiais tai reiškia mums visiems? Mums tai reiškia, kad vienas vienas etapas labai svarbus yra pabaigtas, nes mes visus tos, nežinau, kiek 9 mėnesius, juokiamės, kad apie 9 mėnesius mes jį kūrėme, diskutavome su organizacijom, rašėm, ravėjom, šukavom, perdėliojom visaip, kad jisai būtų toks, kurį jau galėtumėm naudoti organizacijom, ir sutarėm, kad jau baigiam. Tai gal ten gali būti kažkokių dar korekcijų, mažyčių ar kažkokių patikslinimų, bet šiaip iš esmės mes turim jau pagrindinį dokumentą, kurį jau gali visos organizacijos visų pirma skaityti. Taip, savaplatforma.lt. Atsiprašau, savanorystė.com, nes pasikeitė mūsų savanorystė.com. Teisingai atsiprašau. Savanorystė.com, taip. Ir gali perskaityti ir įsivertinti, ar ne turbūt, kiek atitinka tų punktų, kadangi mūsų ekspertų grupė šiuo metu testavo, ar ne, jūs turbūt irgi, ar ne, Neringa, ir pasižiūrėti, ką turite, ko neturite, ir nuo rudens pradėti diegtis, ar ne, standartą. Ir tam registracija yra jau atidaryta. Kas dar negirdėjo turbūt, ar ne, paragintumėm nemiegoti, registruotis ir diegtis kartu su kitomis Lietuvos organizacijomis. Taip. Ačiū labai, Vaida. Taip. Didelis padarytas Matai, jau šiek tiek išmokau. Kas vyksta. Gerai, o dabar turbūt einam prie to, dėl ko ir susirinkome. Tai yra išgirsti, Neringa, tavo patirtį. Turbūt pradėkim gal nuo gailestingumo kongreso, kadangi mums iš tiesų su Milda labai labai įdomu, kaip įmanoma sukoordinuoti, kiek savanorių, Neringa, ten buvo.
Jeigu įman tą, kaip aš vadinu, gailestingumo savaitę, šį pats renginys truko 6 dienas, pasirašymas jau prasidėjo keletą dienų prieš, nu, tai jeigu taip grubiai tokia ilgiau negu savaitę, tai mes iš viso turėjome beveik 700 savanorių. Wow. Ir čia būtent apie tą renginį, jeigu imant visą koordinavimo kontekstą iš anksčiau, kada jau buvo pradėta plėtoti idėją, tai tų žmonių įsitraukusių savanorystės tikslais būtų tikrai daugiau, bet čia aš jau kalbu apie patį tą tokį, na, finalą, sakykime, renginio. Tai čia iš Lietuvos tie savanoriai ar tarptautiniai? Principė daugiausia buvo iš Lietuvos, šiaip mes buvom atviri priimti iš visų Lietuvos miestelių žmonės, kurie nori savanoriauti ir iš tikrųjų tas sąlygas sudarėm tą tokį tikrai kietą, sakyčiau, savanorių naudų paketą, kur žmonės iš kitų miestų atvykę galėjo ir apsigyventi, ir jiems buvo parūpintas maitinimas, ir viešasis transportas, ir visa kita. Jūs skirkit mūsų laiką, mes jumis pasirūpinsim. Tai iš tikrųjų šitoje vietoje tikrai pasistengiam, bet didžioji dalis buvo tikrai lietuvių ir didžioji dalis buvo iš Vilniaus, nes vis tiek tos savanorystės rytis, kur mums reikėjo daugiausiai savanorių, na vis tiek, jeigu tai yra, sakykime, info centras ir mes padedam žmonėm susigaudyti erdvėje, žemėlapyje, tai didelis pliusas, kad žmogus pažįsta Vilnių, ar ne? Nors, tai nėra faktas, kad iš kitų miestų to negalėtų padaryti, nors turėjom savanorių iš Jungtinių Amerikos valstijų, turėjom savanorių iš Lenkijos, tai yra keletą tarptautinių, kas liečia, sakykime, pirmąją pagalbą, ar ne, kurią užtikrino maltiečiai, tai mes turėjom iš Airijos, Rumunijos, Lenkijos, Lietuvos savanorių, tai ir Vokietijos, kalbant apie pirmąją pagalbą. Tai tikrai to tarptautiškumo irgi buvo. Kadangi mes pradėjome kalbėti apie savanorius, pagalvojau, kad turbūt ne visi mūsų žiūrovai, klausytojai žino apskritai, kas yra gailestingumo kongresas. Tai gal Neringa, jeigu gali, papasakok šiek tiek trumpai, gerai? Kai aš tą kongresą pratyriau, ar ne, tuos visus tuos 9 mėnesius, ar ne, ir vat gimė rezultatas, tai man taip atrodo sunku. Irgi 9 mėnesius, taip, irgi kaip ir standartas, bet žinokit, labai geras laikas. Iš tikrųjų, per 9 mėnesius galim visai kažką neblogo sukurti. Tai jeigu taip labai paprastai, tai yra pasaulinis krikščioniškas renginys, kuris nesilokalizuoja vienoje vietoje, jis keliauja per visą pasaulį. Tai šiais metais Vilniuje buvo 6. Ir vyksta kas 3 metus, bet buvo padaryta pertrauka, nes buvo covidas ir panašiai, tai 6, kitais metais vyks Brazilijoje, 7, tai iš principo jo tikslas yra burti tą ar netikinčiųjų bendruomenę ir kad jie susibūrę į šitą renginio formatą, šitam kontekste liudytų Dievo meilę, jo gailestingumą ir siųstų vilties žinutę. Ir pati programa, jinai gal aš net sakydama, kad tai skirta tik tai tikintiesiams, šiek tiek neteisingai formuluoju. Iš principo tai yra visiems, kuriems įdomu, kurie galbūt nėra religingi, bet ieško, arba jiems tiesiog ar ne yra įdomu susipažinti su pačiu renginiu, religija, jo formomis, nes pati programa, jinai siūlė labai daug nuo, sakykime, tokių paprastų dalykų kaip maldos vakarai, šlovinimas ir visa kita, iki pranešimų, mokymų, diskusijų, koncertų, nuo Šventos Onos bažnyčios iki filharmonijos. Tai tikrai žmonės galėjo surasti, kas jiems patinka, ką jie nori išgirsti, nes nuo, sakykime, pagalbos liudijimų Ukrainos karo kontekste iki priklausomybės temų, iki to, kad, sakykime, kaip pavyzdys, nes buvo tikrai kietų užsienio ar ne įvairių pranešėjų, sakykime, buvo atvykęs gangsteris iš Anglijos, jisai savo gyvenimą, jo gyvenimas buvo apie tai anksčiau, kad jis ir save ir kitus labai žalojo. Na ir jo tas kelias buvo labai sunkus, labai sudėtingas, nusikalstamoje veikloje ir jis, taip atrado ar ne tą Dievo meilę ir jis dabar jo veikla yra apie tai, kad jis keliauja po pasaulį ir pasakoja, kaip gyvenimas gali pasikeisti ir tai įkvepia, nepriklausomai ar ne, tu esi tikintysis ar ne, jo, tai buvo gerai ir jeigu taip trumpai, tai toks ar nedidelis pasaulinis renginys, kuris kviečia būti, patirti pokyčių. Ir kuris suplūsta iš viso pasaulio. Čia nėra lokalus renginys, ar ne? Tai yra jo orientuota į visą pasaulį, tai mes iš viso kalbant, taip turėjom 52 šalis, ten ir Filipinai, Singapūras, Indonezija, Brazilija, Amerika, žodžiu, tikrai labai didelė tokia įvairovė ir
tą pačią pirmą dieną, kuri prasidėjo šventomis mišiomis ir tokia gražia eucharistinė procesija, mes skaičiavom, kad iš viso sudalyvavo 7,000 žmonių. Wow. O po to renginyje kartu su savanoriais sukdavosi apie 4,000 O kur tai dalyvių. vyko tas pagrindinis renginys, nes 7,000 nėra mažai? Aha. Tai viskas vyko Išganytojo kalvoje, Rasų gatvė 6, tai kai mes turim kalėjimą ir turim Taip. hospisą, tai tarp šitų dviejų pastatų yra tai Išganytojo kalva ir tai yra, na, sakykime, jinai tokia atnaujinta, atvėrusi duris, ar ne, kas ta erdvė, jinai kurį laiką tikrai buvo nenaudojama ir jinai ir buvo atgaivinta tam ir šita lokacija, jinai neveltui yra tokia tarp kalėjimo ir tarp hospiso, ten kur viltis, ten kur skausmas, ten kur mes ar ne, nu vat ir susitelkiam tam, kad to gailestingumo prašytume, melstume, tai ten man ta kalva po viso šito renginio, aš dar nebuvau grįžusi po renginio, bet jinai man yra tokia įelektrinta visos tos energijos, tos maldų, kad aš galvoju, oi, kažkaip norėčiau sugrįžti, pasivaikščiot, kai jau viskas tuščia, nes kai aš buvau, tai ten palapinė, savanorių erdvė, scena, visokie užkulisiai, medija, irgi ten palapinės centrai, visa kita, tai tikrai buvo labai Kaip įdomiai pagalvojau, Milda, mūsų temos, kaip dėliojas, ar ne, mes turėjom hospiso svečius ir apie kalėjimus, irgi, apie nuteistuosius, apie irgi ta tema labai sukas ir būtent festivalyje, rugpjūčio 28 berods, ar ne, penktadienį 2 valandą dalyvausime būtent su šia tema apie savanorystę kalėjimuose. Tai kaip pasakai, žinai, tarp hospiso ir kalėjimo, taip viskas kažkaip labai gražiai susiveda. Ar ne, tos temos. Įdomu, kad erdvėje vaikšto šitos temos. Matyti, jos turi dabar ir egzistuoti. Ir kažkaip gražiai susijungia, kad šiaip tai, nu, ar savanoriai tikintis ar net, bet tai yra apie gailestingumą šiaip. Ir tai pas žmogų, kuris yra mirties patale, žinai, ar nuteistasis, kuris labai nusuklydo gyvenime. Ne? Tai iš tikrųjų savanoriai turi tame užtaisą tokį eiti ir išties tą ranką kažką daryti. Kaip paminėjai hospisą, toks vienas mažytis liudijimas iš vienos savanorės. Jos gyvenimo istorija buvo tokia, kad, žodžiu, taip susiklostė, jog jos mama turėjo paskutinės dienas praleisti hospise ir jinai matydama, kaip stipriai jos mama rūpinasi ir kaip atrodo ta gyvenimo kelio pabaiga, jinai sako, aš taip matydama viską galvoju, vau, kaip žmonės dirba, kaip viskas gražu, kaip jautru ir sako, norėčiau pati kažkada, tą tokią vidinę, lyg tai skolą turėdama, kažkaip tai save realizuoti. Ir praėjo kažkiek tai laiko, jinai gauna skambutį, laba diena, ar galėtumėt koordinuoti hospisą. Mes jos, ta prasme, hospiso veiklą, hospiso savanorius, mes su jie neturėjom jokio kontakto, mes turėjom turėjom registracijos formą, kur jinai buvo aprašysi ir ne savo patirtį ir visą kitą, ir tai buvo pirmoji jos gyvenimo savanorystė. Ir taip atrodo, detalės, bet kažkaip labai taip gražiai būna susiveda viskas gyvenime. Kad niekas nevyksta veltui iš principo, ar ne? Neringa, dabar grįžtam prie tų savanorių. Aš įsivaizduoju, kad taip, tai yra kilnu, tai yra labai svarbu, tai labai praturtina, bet aš manau, kad tai yra labai sunki patirtis tau. Kaip koordinatoriai, tiek žmonių, pasakyk tiesą, kaip tu jautėsi tą savaitę. Ką reiškia koordinuoti 700 savanorių. Ir apskritai, kaip tai vyko, gal jeigu gali truputį tokiais bendrai žingsniais, kaip reikia tai daryti. Galbūt yra žmonių, kurie irgi turi tokius iššūkius, ar ne, planuoja tokio lygio renginius, nori pritraukti savanorių, tiesiog galvoja, bet kaip čia man reikės juos sukoordinuoti. Tai viskas prasidėjo nuo tokio kvietimo, iš principo nuo skambučio, ar galėčiau padėti šituo klausimu, kadangi patirties ir savanoriaujant, ir darbo su savanoriais, ir juos koordinuojant tikrai turėjau, tai aš kažkaip, kai gavau tą skambutį, buvo klausimai, kuriuos aš uždaviau, ar ne, kokia dabar situacija yra, apie kokį skaičių kalbam ir visa kita, bet ir kai jau apsiėmiau, gal galima sakyti ir iššūkių, ar ne, nes tikrai nemažas kiekis tokios aplinkos reakcijos pirmos buvo, kaip tu nebijai, o kaip čia viską tu sukursi ir visa kita. Tai aš nebuvau viena, gal toks vienas dalykas, ar ne, mes tą darėm su komanda, bet man baimės nebuvo tame, nes aš kai kažkokius projektus renkuosi, ar ką dirbti renkuosi, ir
turbūt esu labai dėkinga gyvenimui, kad turiu prabangą irgi galėti pasirinkti ar ne, tai man buvo, ar man įdomu ir ar aš galėčiau, ten vietos baimiai nebuvo. Tai man buvo toks tikrai didelis entuziazmas. Na ir mes pradėjome, aišku, su to entuziazmu. Pirmieji tokie klausimai, šiaip tiesiog, jeigu tikrai tinkamai taikytas vadybinės taisyklės savanorystės, tai tikrai viską įmanoma padaryti. Tai mano pirmieji klausimai ir buvo organizaciniai, sakykime, komandai, kiek mums reikia, ko mums reikia, ar ne, kaip žmonės įsivaizduoja tą, ir atsakymai jie, ir buvo tokie, ar ne, turbūt dėl to jiems ir reikėjo žmogaus, kad reikia daug, ką darys viską ir aš taip, gerai, važiuojam, ar ne, iš naujo, Tai pirmiausia, aišku, pradėjom nuo tokios visiškos analizės, ar ne, kokios komandos kongrese darbuojasi, kokioms komandoms reikia savanorių, kiek savanorių, tada sudėliojom procesą pamaininę, nepamaininę savanorystę, pamaininę, tai ten, kur žmonės kas 6 valandas gali keistis ir mes turim užtikrinti savanorius nuo ryto iki vėlaus vakaro, ar ne, nepamaininę savanorystę, kada jinai jau prasideda po pietų, kaip pavyzdys, ar ne, tai tokias išsiryškinom, kokios čia rūšys yra pagal laiką, kokios sritis, kaip sakiau, kiekiai, tada irgi ar ne koordinatorius įsiryškinom, tai kas koordinuoja tuos žmonės, kokių kompetencijų mums reikia, ar ne ką jie turi mokėti, ar mes galim juos vietoje apmokyti ir to užtenka, tos gyvenimiškos patirties, ar ne, ar yra kažkas, ką reikėtų, kad žmonės galėtų, kaip pavyzdys, ar ne, jeigu mums reikėjo savanorių fotografų, tai mums jau reikėjo, kad žmogus ir fotoaparatą turėtų, ir gebėtų tą daryti, ir maketuoti nuotraukas, ir jas apdirbti, bet buvo sričių, kuriuose mes netaikėm labai griežtų kažkokių tai kriterijų. Aišku, kadangi renginys yra tarptautinis, tai anglų kalba irgi buvo vienas iš tų kriterijų, kas irgi mums buvo svarbu. Na ir mes kaip čia statėm tą ar ne visą savanorystės sistemą, tai išsiryškinom, ko reikia, pradėjom ar ne organizuoti registraciją, su registracija labai taip apsisprendėm, kad visą mėnesį turi labai būti aiški, taikli tiksliniam grupėms skirta komunikacija, ar ne, mes pasidarėm tikslingas komunikacijos žinutės, ėjom į organizacijas, kvietėmės organizacijas, kur pristatėm, apie ką renginys, ko mes ieškom, kad organizacijos irgi burtųsi, kad jos tą žinutę platintų, nes man atrodo tas ėjimas ir kvietimas organizacijų per santykių daug geriau veikia, negu kad laba diena, pasidalinkit skelbimą. Apie kokias organizacijas kalbi? Jo, tai mes turėjom tokį, gal, kai jau buvom sukūrę ar ne tą registraciją ir įsiryškinę, ko mums tiksliai reikia ir kokiose sritise, nes ir mūsų registracija, pavyzdžiui, žmogus prieš registruojantis, jisai svetainiai galėjo labai aiškiai pasiskaityti, ko mes ieškom. Jeigu info centrų savanoriai, tą reiks daryti, tiek laiko, toks minimumas, tokie reikalavimai, toks įsipareigojimas, kad žmogus registruojantis jau galėtų matyti, ar ne, ar jis atitinka, ar jis gali tą pasiimti. Tai atsakant į klausimą, pamiršau klausimą. O kokios organizacijos? Oi, tai mes kvietėm ir maltiečius, ir Lietuvos karitą, ir šaulius, ir įvairias religinės bendruomenės, ateitininkus, senjorų pasaulį. Tikrai taip. Pas senjorų pasaulį, tai ir universitetą iš tikrųjų keliavom ir pristatinėjom. Tai jom su tom pagrindiniam pradžiai didžiausiamis ar ne organizacijų, nes pas jas yra didžiausias savanorių resursas ir tos organizacijos ne tik turi savanorių, tie žmonės jau supranta, kas yra savanorystė. Tai šiek tiek nebereikia paruošinėti ant tų pareigų teisų, nes jau biškai. Taip, tai toks yra, ar ne, kad, sakykime, jau yra to tokio apdirbimo, jau žmonės supranta plius minus, apie ką tikrai yra savanorystė. Man kaip gražu, žinai, kad mes tarpusavį jau galim, bet NVO, ne, kur dirba su savanoriais, tarpusavį jau gali burtis kažkokiem bendriem dideliem gražiam projektam. Kad, žinai, nėra taip, kad ne per kažkokią konkurenciją, žinai, veikia, būna, o vat kaip tik, žinai, būrėsi vardant gražesnio tikslo, tai man atrodo, ta tokia bendrystė irgi čia labai svarbu. Ir tas darbas, man atrodo, ne ta savaitė čia yra, nežinau, man kažkaip atrodo, kad gal net ne ta savaitė čia yra gražiausia, o tie 9 pasiruošimo mėnesiai, kada tiek daug žmonių galvoja apie vieną tikslą ir bendradarbiauja, kad tas tikslas būtų visiems pačioje geriausiai formai. Man atrodo, tame daug grožio labai yra. Jo, labai gerą dalyką palėti ir man atrodo, čia yra, ir aš taip laikau laimėjimu, vienu dideliu laimėjimu,
organizacijų bendradarbiavimas tarp savanorių ta prasme, kad mes pasileidom komunikacinę žinutę ir mūsų vizualą, tame vizualė buvo ir maltiečiai, ir karitiečiai, ir ateitininkai, ir 3 amžiaus universitetas. Aš galvoju, yra projektas, yra erdvė savanorystiai, kur nėra svarbu iš kokios to organizacijos, yra svarbu, kad tu ateini savanoriauti. Ir man tas toks bendradarbiavimas, kad būna, ar ne, kartais mėgsta organizacijos pakonkuruoti. Kaip ten bebūtų, organizacijos vis tiek, ar ne, ieško žmonių. Ir tada, kai žmogus renkasi, kur savanoriausi, tai jis vieną arba kitą pasirenka. Ir jeigu pasirenka vieną, tai pas kitą jau neateina, ar ne? Nu, gal kažkas būna, ar negali dubliuotis. Bet ir aš taip pat, kai vesdavau mokymus savanoriam ir pristatinėdavau, tai pradėjau nuo tos nuotraukos, kad sakau, va čia mes visi kartu ir ateinam į tą bendrą reikalą. Tai man taip, žinokit, gera dėl šito. Ir tada aš jau matydavau, tarp savanorių būdavo, o kur jūs savanoriaujat? Aš tai ten, o jūs kur ten? O, tai žiūrėkit, o gal jūs norit pas mus ten? Aš jau matau, kad tose vidinėse grupėse, tose pokalbėse, žinai, jau ne tik jie yra kongreso savanoriai, jie ir savanoriai gyvenime, kur vieni kitus irgi kviečia, nori traukti, nes gimė įvairūs ryšiai. Aktyvūs žmonės, kuriem kažkokios vertybės bendros jie. Super gražu. Ja, tai čia tikrai didelis laimėjimas. Kaip po to, Neringa, kada pasibaigė kongresas, koks jausmas yra, kada tu supranti viskas? Gal kažkokie atgarsiai iš savanorių? Tai man įdomu vienas dalykas, kaip jautėsi savanoriai po to tokio renginio didžiulio, kur buvo toks susitelkimas ir pasiruošimas ilgas, ir kaip jautėsi tu? Šiaip aš kaip čia, esu savo ganėtinai kritiška, aš taip jau mėgstu tokį, sakykime, jeigu kažką darau, tai mėgstu, kad būtų gerai padaryta ir čia yra mano dalykas ir kaip čia, aš nebijau jo paviešinti. Žinot, kai tu kartais viduje jautiesi blogai ir tau kiti sako, eik tu čia viskas gerai, tas tavęs neįtikina, nes kažkaip pirmiausia esi nepatikėjęs pats savimi ar ne viduje. Šį kartą aš patenkinta tuo, ką mes sukūrėm. Aš labai laiminga ir tas nuovargis, jisai kitau viduje labai gera, kai tu džiaugiesi dėl to rezultato, kuris buvo pasiektas, tas nuovargis, aš taip pagalvojau, aš 3 paras taip pamiegojau ir galvoju, na, gerai, ką čia dar dabar nuveikėm? Ne, užsikūrei. Taip, užsikūriau, tikrai dvasiškai taip stipriai pamaitino, aišku, yra sakoma tikrai, ar ne, kad net miegosiu tų valandų ir visa kita, bet vidumi tikrai jaučiausi labai stipri, labai pakylėta, motyvuota, nes aš tiesiog mačiau tą rezultatą ir kokie atgarsiai iš savanorių, tai mums ir man tuo pačiu svarbiausia buvo tokie 2 dalykai. Kalbant apie savanorystę kongrese, viena tai, kad savanorystė patiems savanoriams būtų vertinga, naudinga, prasminga, ar ne, kad ta patirtis jiems būtų įsimintina, ar ne, nes šiaip, kai būna žmonės, žinot, sudalyvauja ir tada lieka kažkoks, kartėlis po savanorystės. Tai aišku, galbūt to principo laikytis, kad norisi visus padaryti laimingais, sunku gyvenime, ar ne, bet laikysena tai buvo tokia, kad jiems tai pirmiausia būtų prasminga patirtis, o antra, tai kad telkdami savanorius mes aišku užtikrintume sklandaus renginio kokybę. Ir mes tą padarėm. Atgarsiai yra geri, Lietuva nuskambėjo pasaulinėme lygmenyje labai labai stipriai, įspūdingai ir savanorių atgarsiai, tai taip, jie tikrai labai dėkoja, nes kalbant dar apie tuos procesus, ar ne, kai pradėjau pasakoti, ir prasidėjo registracija, tai po to buvo mokymai, pati savanorystė vyko, po savanorystės mes dar vakarėlį turėjom, tai man, žinot, rūpėjo, kad visi tie žingsniai būtų ir jeigu mes savanoriaujam arba darbuojamės, po to mes turim gerai ir švęsti gyvenimą, švęsti savanorystę, kad ta pabaiga būtų tikrai tokia užakcentuota, tai savanorių įspūdžiai geri, jie tikrai dėkoja, vienas savanoris, pamenu, mane pasigavo kongreso eigoje, sako, Neringa, klausau, sako, žinokit, aš visą dieną galvoju ir man tokia mintis atėjo, sakau, kokia? Sako, čia aš turėčiau susimokėti, kad pas jūs savanoriauju. Ir aš taip galvoju, kaip gera. Vadinasi, veikia kažkas, ar ne, ta patirtis gera. Reiškia, tie gauna, kad net jaučia, kad galėtų kaip už kokią. Man tai įdomu, kas buvo, žinai, gal didžiausi iššūkiai su savanoriais. Man labai aš visada ten pilna nuotykių šį būna ir visokių kuriozinių situacijų.
Jo, aš daug kartais save pagaudavau, kad kai vykdavo, kažkoks pranešimas, tai didelėje erdvėje, aš taip, žinai, gal atsitraukdavau ir taip žiūrėdavau, kaip gražiai viskas vyksta, kadangi savanoriai būdavo su mėlynom liemenėm, ten kažkas kažką pareguliuoja, ten žiūrėk, jau vežimas stuma, jau kažką kelia, padeda, tai aš taip, žinai, bet iššūkių yra, aišku. Tai vienas turbūt tokių, reikia pripažinti, kad sudėtinga ne tik pati masė, ne tik komunikacija, nes žinokit, va šitas dalykas man buvo ne tai, kad naujas gal atradimas, bet iš naujo man kažkaip persidėlioja viskas galvoj. Žmonėm tu gali sudėti visą informaciją nuosekliai, nuo A iki Z, kur ateiti, ką daryti, kokie jie sričiai priklauso, kada jie savanoriauja, paprašyti, kad jie patvirtintų grafiką, ar tinka toks savanorystės grafikas ir jie, čia turbūt yra vartotojiškumo kažkokia pasiekmė, kad žmonės gauna laišką, greitai suskaito, bet kas iš tikrųjų ten parašyta, nebūtinai įsigilina. Ir tu viską nusinti ir, laba diena, žinokit, aš negaunu jokios informacijos, nei kur savanoriauti, nei kada, nei kaip, sakau, laba diena, labai malonu. Tai ir gavot mūsų laišką, jo, gavau, viską perskaičiau, sakau, ar jūs šiuo metu esate prie kompiuterio? Taip, prie kompiuterio. Sakau, atsidarykime tą laišką. Na ir mes tada, žinokit, nuosekliai einam per tą laišką, o ten pasirodo viskas parašyta. Tai vienas šita komunikacija toj masėje ir tas, kad, žinai, va ta pusė. Kitas dalykas yra, pas mus savanoriai buvo mes turėjom jauniausias, pas mus buvo, sakykim, nuo 15 iki 82. Mes turim tokią skalę savanorių. Ir tada kas nutinka? Ar žmonės tikrai įsivertina, ką jie gali daryti? Nebūtinai, kaip čia galvoju dabar diplomatiškai gražiai atsakyti, bet kartais kas nutinka? Tokiam kontekste, ir čia vėlgi tie, kurie dirba su savanorystė, man atrodo, labai reikia būti atviriems savo ir suprasti, apie ką yra kontekstas, ir mūsų kontekstas buvo gailestingumo kongresas. Tai iš principo lyg ir nesakyti, aišku, nekalbu apie kažkokius teisinius dalykus, dėl ko žmonės negali savanoriauti, bet kokiu atveju mes dėl amžiaus sakyti negalėjom. Ir man pačiai tas būtų labai neskanu ir nepriimtina, jeigu mes sakom, kad savanorystė pritaikyta visiems, tai vadinasi, mes turim sudaryti sąlygas. Bet kai mes turim vyresnio amžiaus asmenis, kurie, pavyzdžiui, neturi elektroninio pašto, kalba tik tai telefonu, arba sako, žinot, aš neturiu interneto, elektroninio pašto, o dėl skambučių pas mane ne visada telefonas veikia, jūs skambinkit mano kaimynei, jinai man perduos informaciją. Iki tokio lygmens buvo vietose. 700 savanorių nelabai tai veikia. Jo, tu supranti, kiek procesas gali komplikuotis, kad tam vienam žmogui tu pritaikytum veiklą, nes jisai prisitaikyti prie veiklos nebūtinai gali, bet mes apsišarvavom kantrybę, laikėmės to savo moto, apie ką yra renginys. Skambinat kaimyniai. Tikrai, žinokit, mokymų metu tai buvo toks variantas, tai jau ką, ne kiek, kad kaimyniai skambino, ta kaimynė paskambino, sako, jeigu jums kartais neatsakytų arba informacija nepasiektų, tai sako, tada paskambinkit man, aš greitai čia sulakstysiu, žodžiu, susižiūrėsim. Tai va, tai ir klausimas tada yra, ar ne, kur yra su savanoriais viskas aišku, ir faktas, kad mes mėgstam patogias sąlygas savanorystėje. Kam nėra smagu turėti savanorius, kurie yra greiti, viską supranta, jų IT raštingumas yra čia, ar ne, jie viską padaro, jie nori dar ir tau malonumas dirbti, valio, bet būkime atviri, kad savanorystė yra visokia ir tai, kad jinai yra ne iki galo suplanuojama ir organiška, tai yra vienas geriausių dalykų apie ją. Aš taip galvoju. Faktas, kai tu turi langelius, link ko nori eiti, ar kaip, daug lengviau, taip, bet ta organika, tai vienintelis dalykas, reikia būti lankščiam ir turėti tos kantrybės, bet viskas susidėlioja, ir žodžiu, mes turėjom tuo atveju, kada yra vyresni žmonės, jie angliškai nekalba, su IT yra sunkiau juos įvedinėti, arba kai jie jau turi WhatsAppą, jie išbandinėja, ten vis po kokią vieną raidelę atsiunčia, oi netyčia, visą kitą, bet tas žavu, tas yra mokymasis. Klausimas, su kokia laikysena tu priimi, ir kai tu supranti, kad tas senjoras 82 metų dar turi pirmųjų kartų, ir tai yra galbūt savanorystė, pirmą kartą atsisiųsti WhatsAppą, dar kažką, wow, ant kiek mes esam pažengę, ar ne, kad net šitam amžiui irgi žmonės tobulėja savanorystai. Ir ką mes tada darom? Aišku, kaip ir sakau, sudėtingiau. Tu matai, kad visą procesą truputį turi pritaikyti prie žmogaus, bet man didžiulė garbė, kad mes vis tiek tą padarėm. Ir tada įsivaizduokit, mes turim didelę erdvę, didelę vienuolyną, kur daug vyksta visokių paskaitų. Ir mes pastatom, ar ne, vyresnio amžiaus asmenį, 80
2 metų, kuris kalbėti negali, bet jis yra tas, kuris prie durų pasitinka, nusišypso ir parodo, kur eiti. Ir tada mes galim sakyti, tai labai techninis darbas, ar ne, žmogus pastovėjo ir parodė, kur eiti. Bet žmonės, kurie ateina po lietaus, kurie ateina čia nuo Išganytojo kalvos per visą Vilnių, ta močiutė, jam yra saugumas, kur jūs čia pataikėt, va, jums reikia čia. Taip, welcome, ar ne? Ir tas tada žavu, ir vėlgi kaip tada pažiūrėsi, ar ne? Ir tada galvoju, man labai gera, kad mes tą išpildymą iš tikrųjų padarėm. Kažkas veikia lėčiau, kažkas greičiau, bet veikia. Ar buvo tau tokių jautrių kokių nors akimirkų, kur labai įstrigo per tą savaitę? Buvo viena labai jautri akimirka, bet jau visiškai susijusi su tuo dvasiniu kontekstu. Ten vyko tokia ir šlovinimo popietė, maldos popietė, ir jinai vyko ant Išganytojo kalvos, ir žmogus, kuris vedė tą visą, ar ne, tą praktiką, jisai pakvietė žmonės ateiti arčiau ir atsisukti į kalėjimo langus, ir, žinai, visi taip gražiai pakėlė rankas, žinai, va taip ir maldoje prašė gailestingumo tiem žmonėm. Tai man čia buvo pats jautriausias turbūt kongreso momentas, kur pažeidžiami ne tik mes esam, jie už tų langų, už tų grotų irgi yra labai labai pažeidžiami. Ir mes užsimerkiam prieš tai, ar ne, kokios yra jų istorijos, ir atsimerkiam prieš tai, kad jie irgi yra žmonės, jie irgi turi norų, jie irgi turi svajonių, ir aš kai matau, kad ta visa minė, žinai, taip atsisukusi, meldžiasi už juos, aš taip galvoju, wow, stipru, ir aš tarp tos minios nebuvau, kadangi aš stebėjau, kaip viskas vyksta, buvau truputį iš šalies stebėjau, nes ten darbų šiek tiek irgi buvo. Tai aš taip pamenu, sustojau, atsisėdau, kažkaip žiūriu tai, kas vyksta, ir galvoju, unbelievable, kažkoks stebuklas. Ir tada, kai tavęs būna prašo, tu papasakok, tai kas tas kongresas, tai kas ten tokio vyko, kodėl čia visi tokie fall in love vaikšto, ar ne, visą savaitę Vilniuje. Ir yra dalykų, kuriuos tu turi patirti. Ir tiek savanoriam, manau, yra kurie galėjo prie tos patirties prisiliesti, kas nėra kasdieniška. Šiaip kongresas turbūt pagal savanorystės rytį yra labiau kultūrinės ryties, ar ne, toks kaip renginio savanorystė, tarsi sakytum, ar ne? Truputėlį gal persipina ir su tom religiniam temom. Taip, bet iš principo kultūrinė tokia. Bet šiaip tai taip, renginių organizavimas. Ir aš pagalvojau dabar, kai tu pasakoji, kad iš tikrųjų savanoriai savanorystė ypatinga tuo, kad tu kaip žmogus dažnai nepamatytum tų dalykų, būdamas tiesiog lankytojų. Jie pakliuvo ir tarsi į užkulisius, bet kartu nėra tiek įsitraukę, kad ten nematytų nieko aplinkui. Ir už tai aš suprantu tą žmogų, kuris sakė, aš turėčiau primokėti, nes aš kartais taip jausdavausi savanorystėje, galvoju, aš galiu turėti tokią patirtį. Iš tikrųjų, man nieko nekainuoja, tik mano laiką, žinai, bet kai ko tu tiesiog yra tos, mainai, patirtiniai mainai, ar ne? Ir ta vertė yra visai kitokia, jos neišreiškia jokiais pinigais, tiesiog kartais patirtis yra neįkainojamos. Tai toliau tęsiant apie tą jaudinančią savanorystę, man atrodo, labai gražus perėjimas būtų prie Lurdo. Šiek tiek užsiminėme pradžioje, aš su Neringa šiek tiek keletą minučių kalbėjomės po vieno susitikimo, ir ji degančiam akim pasakojo, kad ji vyks vėl į Lurdą ir kaip jinai to laukia, ir mačiau, kaip Neringa visa švyti. Aš matau, kad tai tau yra labai labai svarbi tema, ar ne, nes ką tu iš Lurdo išsineši, kodėl tave jis taip traukia, apie ką yra ta kelionė į Lurdą? Gal reikia pirmą papasakoti, nes galbūt klausytojai iš tikrųjų nežino, kas yra ta kelionė į Lurdą. Kažkas žinos, bet kažkam gali būti labai nauja. Jo, čia į tokių irgi šiek tiek, ar ne, religinių savanorysčių kontekstą irgi labai įplaukia Lurdas. Tai keliavimas į Lurdą arba piligrimystė į Lurdą šiandien dienai yra viena didžiausių maltiečių piligrimysčių, ką jie vysto, ką jie turi, ar ne, savyje kaip organizacija. Ir į Lurdą maltiečiai jau keliauja šiais metais. Mes keliavom jau 18 kartą. Ir ta kelionė yra ypatinga tuo, kad keliauja ne tik savanoriai, bet mes kartu keliaujame su asmenimis, kurie turi įvairių negalių. Daugiausiai tai yra judėjimo negalia, ar ne? Ir mes keliaujam 2 būdais. Skrendame lėktuvu, kada žmonės atvyksta tik savaitgalį. Lurdas tradiciškai visada vyksta 1 gegužės savaitgalį, tas jau vyksta daug metų. Ir
Ir dalis atvyksta lėktuvu, bet dalis keliauja autobusu. Ir mes keliaujam 2 savaitės pro visą Europą tam, kad pasiektume Lurdą. O pats Lurdas, ar ne, tai yra miestelis Prancūzijos pietuose, kur yra įvykęs Šventosios mergelės apsireiškimas ir ta vieta garsėja stebuklais, ar ne? Tai mes turėdami tą tokią katalikišką misiją kaip organizacija ir savanorišką misiją, čia taip gražiai viskas susideda, mes kartu lydėdami neįgaliuosius keliaujame tą vietą su maldomis, tuo pačiu mes ne tik keliaujam su neįgaliaisiais, ar ne, kur jie irgi turi savo troškimų, norų, maldų, ar ne, nuvykti ten, bet mes vežam ir visos Lietuvos žmonių intencijas ir yra rytas Lurde, mes turim tokią tradiciją, yra lietuviškos mišios, jos būna transliuojamas, tai man, kodėl jos tokios magiškos yra, tai jos dažniausiai būna kokią 6 ryte. Viskas bunda, Lurdas bunda tarp kalnų, srauvena, kaip tiksliai pasakyti? Srauvena, čiurlena. Tokia, taip sakant, upė, galinga ir čiulba paukščiai, o mes toj grotoj, to apsireiškimo vietoj turim šventas mišias už visų lietuvių intencijas, kurias atvežėm ar ne visą tą kelią. Tai vat, šiaip bendrai, ar ne, jeigu imtume Maltos ordiną kaip tokį pasaulyje, tai yra daugiau negu 70 ar apie 70 metų jau keliauja maltiečiai iš viso pasaulio, savanoriai ir ordino nariai, tai mes nesam tokie vieninteliai, mes ten susitinkam su visais pasaulio maltiečiais, kurių mūsų būna tarp 7-9 tūkstančių tą savaitgalį, na ir turim ten tą sakralinę programą, visokius ar ne maldos vakarus ir visa kita, tai žodžiu keliauja ten viso pasaulio maltiečiai, tą pirmąjį savaitgalį Lietuvos maltiečiai taip pat. Jeigu taip trumpai apie Lurdą, o kas mane ten taip traukia? Mane varo tik kampą su tokiais klausimais, galvoju, o kaip žmonėm paaiškinti, perteikti, ne tą išgyvenimą. Gal tokie keli liudijimai galėtų būti. Pirmiausia, man tai yra tarp tokios savanorystės ir tarnystės, ar ne? Nes gali atrodyti, romantiškai visai, ar ne, keliauja maltiečiai su neįgaliaisiais į Lurdą, kaip gražu, bet toj kelionėje būna visko. Ir pirmiausia, tai žmonės yra su negale, ar ne, tai mums reikia apsišarvuoti kantrybę, mes turim suprasti, kad mes esam tie pirmieji, kurie jiems turi padėti, juos lydėti, atliepti jų poreikius ir panašiai, ar ne. Tai esam jų bičiuliai, jų helperiai ir darom viską, kad jiems pirmiausia ta kelionė būtų įsimintina, įspūdinga, sklandi ir visa kita, ar ne? Ir aš matau, na, ką tai duoda žmonėm, kaip stipriai juos paveikia ta kelionė į Lurdą, kaip juos sustiprina, kaip mus pačius sustiprina. Čia kaip tas savanoris, kad jisai turėtų susimokėti už savanorystę. Tai man toks atrodo, tu tiek daug gauni, tą sunku įvardinti, bet toks grįžti būna į Lietuvą po tų 2 savaičių. Visas problemas tau atrodo tokio dydžio, tokios mažytės, apskritai ta reabilitacija būdant sudėtinga. Čia žmonės kaip skubėjo, taip skuba, kaip ten vaikšto kažkur su kavytė, ten vaikšto. O tu pilnas tokių, žinai, patirčių, kurios keitė gyvenimus. Aš galiu tokią vieną istoriją pasidalinti, man viena iš tokių gal kertinių, ką aš prisimenu apskritai iš Lurdo. Čia dar buvo prieš COVID, viena iš mano kelionių, nes aš šiais metais keliavau 8 kartą jau. 8 kartą? Taip, tai nuo tokios piligrimės, helperės iki jau, taip sakant, organizatorės užaugau, sakykim, bet jau buvo 8 kelionė mano. Ir toks labai didelis, sakyčiau, buvo ir išsipildymas, nes galėjai kurti tą procesą, galėjai burti aplink save tikrai labai stiprius žmonės ir tikrai padaryti kiek įmanoma geriausiai ir jaučiu, kad irgi pavyko, bet žodžiu, prieš COVID buvo, pamenu, mes turim tokią tradiciją su lietuviais, kad turim paskutinį vakarą, kada visi pasidalinam grįžtamuoju ryšiu, pasivaišinam, pašokam, žinokit, žiūri, faina su tais vežimais, sukinėtis, šokti, taip tikrai jau tokie tradiciniai mūsų šokiai su jais ir žodžiu buvo toks momentas, mes ten visi sėdėjom ir ten žmonės galėjo padėkoti ir viena neįgalioji, jinai sako, aš noriu šio bei to pasidalinti, sako, aš turiu eilėraštį, noriu jums paskaityti. Ir tas eilėraštis skambėjo taip. Sako, Dieve, grąžink man kojas. Eik tu savo, žinokit, man net šiurpas per visą kūną prabėgo, aš taip sėdžiu, klausau ir aš galvoju, ir taip kiekvienas sakinys, aš jaučiu, kad mane kažkaip tai viduje, kaip žinai, kaip su adatytėm. Tai buvo, žinok, taip stipru.
Ir tas toks prašymas, ta tokia malda. Ir aš sėdėjau šalia vienos moters, kuri būtent tais metais buvo atvykusi su savo vaiku į Lurdą. Ir tas vaikas, jisai ir sirgo, ir sėdėjo vežimukė. Ir aš taip sėdžiu prie tos mamos. Galiu parodyti, duok savo ranką. Ir aš taip, žinai, jai taip ranką stipriai paspaudžiau, galvojau, ir aš jaučiu, kad mano tą ranką spaudžia, žinai, per visą tą eilėraštį. Ir tai, žinok, tos rankos momentas, jisai buvo kažkokios aukso vertės. Ir tada, žinai, kai yra klausimas, o ką tai duoda, tą minutę tam žmogui, tai buvo svarbus palaikymas, ar ne? Aš jaučiu, kad mane su adatėlėm, ar ne, ten visa kažkaip atrodo kažkoks tarp skausmo, tarp tokio, wow, kas čia vyksta, iki to, kad galėjau pabūti šalia žmogaus, kuriam galimai irgi labai skauda. Ir ta vieta, jinai garsėja stebuklais ir mes keliaujam ten su ta intencija, galėdami padėti, prisidėti. Ir tiem žmonėms, kurie keliauja, Lurdas reikalingas, bet aš jaučiu, kad po tiek metų jis reikalingas ir man. Aš sustiprėjau, aš atsinaujinu, aš matau, kad mano laikas gali būti labai prasmingas ir kažkam labai reikalingas. Ir kai atrodo gyveni žmogus, ar ne, ten gali turėti laisvalaikį, pasivažinėti dviračiu, pažiūrėti gerą filmą, visą kitą. Ir to tikrai irgi reikia, bet kartais tas laikas gali būti, iš principo, gyvybiškai svarbus kažkam kitam, ar ne. Kažkas turi pamaitinti ir sielą galvoje. Taip, taip, būtent. Tai, tai yra stipru. Ir aš jau, ir žinokit, prie tų stiprių patirčių priprantama, kai jau būna kitiem pasakoju, o tai kaip ten tas, kaip anas, sakau, bet jie irgi žmonės. Jie tiesiog žmonės, tiesiog truputį gyvena kitaip, sakau, jie neturi negalių, jie turi tik tai galias. Vat čia pas mus yra negalios mąstyme, kad kažkas kažkur yra labai apribotas, suvaržytas, tu žinokit, jiem leisit pasileisti plaukus, jie ten bet ką gali padaryti ir jie tuo yra šaunus. Ir mes, ar ne, kai einam į tą savanorystę, kai esame helperiai, helperiaujam, tai mes einam į santykį, mes einam į bičiulystę, ar ne, kad nėra tu ir aš, esam mes ir keliaujam mes kartu. Tik tai, kad tos skirtingos patirtys vyksta, bet keliaujam kartu. Tai iš visų šalių, kiek spartų maltiečiai veža neįgaliuosius, kartu vežasi su savimi, ar ne? Taip, taip. Arba keliauja su jais. Tai čia yra toksai kaip ir tas laikas skirtas būtent parodyti gailestingumą neįgaliesiems, aš taip suprantu. Įvairiai galim traktuoti, ar ne? Tai yra ir gailestingumas, bet mūsų pozicija, tai yra ne apie gailestį, ar ne? Tai yra apie laiką kartu, nes ta gailesčio tema tose kontekstuose, jinai yra labai jautri iš tikrųjų. Ir mes žmonės galų gale nenori, kad jų gailėtų. Taip, gailestis apskritai yra labiau susijęs su tokiu nugalinimu ir nuvertinimu. Žinai, tas reiškia apie orumą, nes jeigu tu gerbi, tai tu negaili iš tikrųjų žmogaus. Tai čia toks labiau, kad mes esam kartu. Apie dvasinį sustiprinimą gal, ar ne? Taip, ir aš šiais metais, sakykime, buvau, ar ne, koordinatorė visos tos kelionės, viso to Lurdo ir viskas, kas tame vyko, bet praeitais metais man teko ir helperiauti, tai aš paklausdavau to žmogaus su negalia, kurio rūpinausi, tau padėti ar netrukdyti. Ar ne, kur yra ir kiek tavo jo ribos, nes galbūt kažkoks veiksmas padarant už jį gali žeisti, žinai, o galbūt tai ir yra būtent tai, ko jiems nori, o kartais galbūt kažką, aš irgi mėgdavau darai, dar galiu tiek, taip, žinai, vis tas ribas kažkaip pasitestuoja, bet jo, tai nežinau, ar atsakiau į tavo klausimą, ką jis duoda, Atsakė, bet noriu daugiau paklausti. Važiuojam. Man įdomu, ką konkrečiai jūs ten darot? Bet pavyzdžiui, kaip helperiai, koordinatorė suprantu, ką dar, ką helperiai, kaip jie padeda, kiek jūs turite to tikro santykio su neįgaliaisiais ten vietoj, kiek jūs turite pareigų ten? Tai neturim santykio, kai jie miega. O daugiau visą laiką santykis. Jo, tai iš tikrųjų, ar ne, apie ką atrodo tas lydėjimas ir helperiavimas, tai yra labai įvairiai, priklauso nuo žmogaus negalios. Jeigu reikia keisti sauskelnes, mes keičiam sauskelnes. Jeigu reikia įprausti, mes įprausiam. Jeigu reikia įtvarsyti, mes įtvarstom. Jeigu reikia jį su vežimuku palydėti, mes įlydom. Lydom. Jo, bet gal ir lydom savo meilę, čia žinai. Tai viską, ko žmogui reikia. Aišku, ką mes ir šiais metais turėjom, kai jau atsirinkinėjom tos, ar ne, žmonės, kurie keliauja, tai aš važiavau pas šeimas, ar ne, bendravau su neįgaliaisiais, žiūrėjau, ką jie gali, ko jie negali, kokios pagalbos reikia, kiek, ir čia vėlgi savanorystės basicas, ar ne, suprasti, ko reikia, kiek reikia, ką gali tie žmonės ir pagal tai tu tada žiūri,
Aha, tai kokių man helperių reikia, ką jie turi mokėti, ką jie turi Va, gebėti, būtent. ar ne, nu, vat, nes kažkam yra labai jautru, vat, prieiti ir galbūt, ar ne, Taip. keisti sauskelnes. Ten, nu, ta prasme, tiesiog neturint patirties Absoliučiai. gali labai gazdinti. Yra žmonių, kurie sako, man viskas gerai su tuo, aš galiu tą padaryti. Ir tada žiūri, yra, pavyzdžiui, žmogus su negalia, kuriam reikia vieno helperio, nes jis gali daug ką pasidaryti ir jiem tinka pasidaryti ir tu matai, kur tu 3 žmonės dedi prie vieno žmogaus, nes yra svoris, yra negalia, yra apribotas judėjimas ir panašiai. Tai va darom įvairiai ir viską. Ir tų helperių, jeigu įsivaizduokim, šiais metais važiavo 15 asmenų su negale, mes turėjom 53 helperius. Wow. Ir pas mus sukasi, aš taip vat savo atradau šiais metais, kad užtikrinti tokį cirkuliacinį ratą, kad kiekvienas žmogus turėtų savo rolę ir, žodžiu, vat, tos rolės keistusi. Tai jeigu, sakykim, įsivaizduokim, yra rytas, vyksta kokia nors veikla, pagrindiniai helperiai nepasiema vežimukus, keliaujame visi kartu į kažkokią veiklą, ten dalyvaujam, grįžtam atgal ir grąžina juos į tą jau neįgaliųjų viešbutį, kitaip vadinamą ligoninę, jie atvyksta ant pietų metu, jau perima juos maitinimo savanoriai. Savanoriai pamaitina. Savanoriai pamaitino, gražino į palatas, atvyksta veiklų užimtumo savanoriai. Jie jau rūpinasi, kad jie veiklų turėtų, ar ne, nenobadžiautų. Ateina vėl programa, ateina pagrindiniai helperiai, apiprausę, ką reikia, vėl keliauja į veiklą. Ateina vakaras, ateina budėjimo savanoriai, medikai, kurie visą naktį būdi ligoninėje. Bet čia visą tai daro lietuviai savanoriai, ar tarptautiniai kažkaip? Lietuviai savanoriai, lietuvių asmenim su negale. Tai važiuoja lietuvių delegacija. Kiekvienos šalies turi kažkokią atskirą apgyvendinimą ir atskirą bendruomenę. Kiekviena šalis savo turi, ne? Kažkaip taip. Mes šiaip gyvenam atskirai, yra neįgalieji ir piligrimai, helperiai gyvena atskirai, dėl to, kad sąlygos nėra tiek pritaikytos. Bet sakykime, tam pastate, kur gyvena mes, ten gyvena dar kokių 10 šalių. Tik tai, kad kiekviena turi savo stafą, turi savo savanorius ir ten, ta prasme, mes vėlgi įsivertinam, ką galime vežtis, nes mums yra buvę tokių patirčių, kur žmogus keliauja autobusu ir jis nebegali grįžti atgal autobusu, mes perkam bilietą jį parskraidinti, nes prasidėjo uždegiminės reakcijos ar kažkas tokio. Tai yra labai atsakingas toks dalykas, bet šiais metais, sakykime, mes vėlgi kartu su savim turime medikų komandą, yra gydytojas, yra slaugytojas, yra paramedikas, ar ne, kurie užtikrina tam, kad tam tikri klausimai būtų sprendžiami, ar ne, ir tas sveikata būtų rūpinimas, ar ne, jeigu kažkas nutiktų. Jeigu yra budėjimas naktį, tai vienas iš budinčių yra medikas, ar ne, kuris galėtų suleisti vaistų ir panašiai. Tai O tai neringa šitie žmonės, kurie yra profesionalai, medikai ar slaugai ar paramedikai, jie kažkaip turi pasiryžti savanoriauti, ar jie turi būti, kaip jie patenka tada į tą piligrimystę? Jie yra savanoriai, jie yra profesiniam gyvenime, jie yra medikai, slaugytojai ir visa kita. Jo, o jie ima atostogas ir keliauja su mumis. Ir keliauja su mumis, kaip ir visi kiti. Iš principo, taugi, aišku, tie, kurie skrenda, jie užtrunka apie savaitę, bet tu stabdai savo gyvenimą ir pradedi naują gyvenimą, tas 2 savaitės toks, koks jis ten su visais niuansais įvyksta. Ar yra kažkoks atvejis tau esi, tu tiesa, tu pasidalinai tuo, bet kadangi tu 8 metus ten keliauji, ar atsimeni galbūt kažkokį atvejį, kuris tau sukėlė kažkokią ar stresą, ar galbūt kažkokią sudėtingą situaciją, ar priešingai, o gal stebuklas įvyko? Labai įvairiai, aišku, būna tų stresinių situacijų. Kaip pavyzdys, ar ne, tau reikia eiti į vonias, kur yra toks ritualas, ar ne, kur ten ateini į vonias, tave jose paguldo, baltoj drobiai iškelia ir tu ten būni su savo malda, toks kaip krikštas. Čia tave tai čia ką? Žmogų, taip, tu atvyksti su vežimu, tave apminioja tokia balta drobė, panardina į vandenį šventą, iškelia, tu būni su savo malda ir visa kita. Ir, sakykime, mes buvom suplanavę ir pradėjo lyti lietus. Ir taip smarkiai lyjo, mes žinom, kad ten dar reiks palaukti, ten tas procesas greitai neina kaip konvejeris, ramiai kiekvienas žmogus, kiek jam reikia laiko maldai ten atėjus, visa kita. Ir lyja taip, kad mes suprantam, kad mes bijom, kad visi ten peršals dar kažkas. Bet čia upės vandenyje, ar čia kur? Ne, ten yra specialios vonios, žodžiu, ten to švento vandens ir tu supranti, kad tu negali
pusė žmonių nuvyko, dar suspėjo, pusė ne, nes tiesiog užsidaro, ten viskas kesta, viskas plaukia, ar ne, ir tu tokių dalykų nesuplanuosi. Ir tų niuansų yra visokių. Buvo toks vienas atvejis, pamenu, viena neįgalioji sako, žinok, aš labai gerai valdau vežimą. Sako, patikėk manim, sakau, jeigu, sakau, tu kažką darai, sakau, būk gera, informuok mane. Nu, kad po to kažkaip nereikėtų išsigąsti. Ir žodžiu, pati Lurdo bažnyčia yra ant tokios nukalvos, ant tos grotos, kur irgi, žinai, įvyko apsireiškimas. Ir mes ten užlipom tokiais laiptais, ten į patį viršų, kur ten visa aikštė atsiveria ir visa kita. Ir aš ten, žinai, kažkaip dar stoviu apačioj ten, nes mes kažkaip turėjom laisvo laiko, kažkas pakilo pasižiūrėti, kažkas apačioj laukia, kad mes jos pasiimti, žodžiu, keliauti, pietauti ir Neringa, žiūrėk, ką parodysiu. Ir jinai pasileido nuo to kalniuko su vežimu, žinai, greitai važiuot. Oh my god, ta prasme, aš galvojau, viskas, man širdis iškris, nes ta prasme, ir jinai taip... Bet jinai visgi buvo teisinai, yra profė šitų reikalų ir jinai nuo to kalniuko važiuoja, užsuko ir ten net dumelį vos ne, kad eina nuo tų padangų, matai kaip aš moku. Daugiau taip nedaryk. Matai, čia va ta galia, kur, žinai, mum yra nesuvokiama, nes mes tos galios neturime. Bet tai, žinai, atsakingi ir aš įsivaizduoju atsakomybę už kitą žmogų, kurį tu prižiūri ir kuris... Tai kaip turi pasitikėti. Ant praslydimo. Jo, nes ta prasme, jo, tu atsakingas, jis tiesiog rieda nuo kalno, o tu toks, tu nieko negali padaryti, supranti, to vežimo kažkaip čia nesulaikysi. Tai jis buvo galėjo, tu negalėjai. Taip, tai supranti, čia buvo mano ribotumas. Wow. Suvokti, kad viskas okei, žmogus nuo gimimo sėdi vežime, jisai moka įvaldyti. Arba normalus tiesiog atsakomybės jausmas. Ja, bet ta prasme, būna visko, mes ir pervertinam. Šiaip iš tų istorijų dar tokių gal... Irgi įsimintina, žodžiu, keliavo mama su dukra ir dabar nepasakysiu, kokia ten buvo liga, mergaitė irgi sėdėjo vežime ir jai buvo 14 gal metų, bet jos raida yra sustojusi ties 5-6, kažkas tai tokio. Na ir, žodžiu, mus pakvietė airiai į vakarėlį. Sako, lietuvių jaunime, ateikit į airių vakarėlį. Mes tai žinoma, varom. Ir mes taip susižiūrėjom, kad, nu aišku, visus jaunuolius, neįgaliukus mes irgi pasimsim. Nu, nes vakarėlis. Ir ta mergaitė sako, aš taip norėčiau, sako, aš niekada gyvenime nesu buvus vakarėlyje su draugais. Ir aš matau, kad neina iššūkis, žinai, aš žiūriu į mamą. Aš, žinai, kaip čia dabar sudylinta, ne? Išleiskite vakarėlį. Bet taip panašiai ir buvo, žinai, ir aš taip sakau, žiūrėkit, sakau, mes pasirūpinsim, galim sutarti laiką, kada mes privalom grįžti ir visą kitą, sakau, išleiskit mūsų į vakarėlį, sakau, nu, tai tikrai didelė svarbi patirtis ir visą kitą, jinai... Nu gerai, žinai, dar jinai priėjo prie dukros, ar tu nebijai, ne, mama, čia išleisk ir visą kitą, nu tikrai buvo labai gražu. Ir ta mama, žodžiu, ten keliais plėdais apdėjo, žinai, ten apkaišė, ar tą turiu. Mama, gi viskas gerai, žinai, tai žaviai, žinai, taip. Ir mes išvykom į tą vakarėlį, žinau, kad buvo žiauriai gerai, mes ten su tais vežimais vėlgi šokom, dainavom, sutarėm laiką, kada grįžti. Mes grįžtam, ta mama, o Dieve, ar nieko nenutiko, ar viskas gerai, o tas vaikas, jisai laimingas, besąlygiškai laimingas, visą švytį, nes pirmą kartą turėjo vakarėlį su draugais ir sakau, viskas, okei, nieko blogo nenutiko ir mama nurimo, ir ta mergaitė nurimo, ir tos mergaitės jau nėra tarp gyvųjų, bet kiek mane pasiekė žinios, tai ta liga labai progresavo ir jinai pradėdavo neatsiminti tam tikrų dalykų, žmonių vardų, bet kokios žinios mane pasiekė, kad jinai tikrai labai ilgą laiką dalį, jinai daug dalykų neprisimindavo, bet tą vakarėlį jinai prisiminė, kaip tą vakarėlį, kur jinai keliavo su draugais. Todėl, kad per jausmai tai keliavo, sako, kurie turi atminties sutrikimus, jie atsimena tos dalykus, kurie per emociją buvo patirti didelę. Taip, ir tada tu supranti, kiek prasmingas, vertingas gali būti tavo laikas. Tai, nors tiesą pasakius, ir man tas vakarėlis labai patiko. Man irgi buvo labai Taip, bet čia Neringa, žinai, aš tavęs, kai klausau, aš galvoju, nu man, žinai, sukasi iš vis, nu tie scenarijai apskritai, nes dalis žmonių šiaip labiausiai žmonės bijo savanoriauti su žmonėmis turinčiais negalę. Iš tikrųjų, jeigu taip ir su senyvo amžiaus žmonėm. Nu, tikrai pačios nepopuliariausios sritis, visi taip prisibijo, bijo gailėti, bijo, kad, nu, iš tikrųjų tai turbūt bijo, mes visi bijom susiliesti su ta žmogiška.
Taip, ir bijom susiliesti su ta tema, žinai, kuri manęs gyvenime nepalėtė, žinai, ir mes kartais gal tyliai pagalvojam, ačiū Dievui, aš sveikas, mano šeimoje sveiki, bet kai tu esi šalia tų žmonių, tu iš pradžių gali galvoti, ten yra jie ir esu aš, bet kai tu esi šalia, tai tu supranti, kad tas žmogus galėjai būti tu, nu tai visiškai čia nieks nesirenka. Bet aš galvoju, va, tos patirtis, aš taip vis galvoju, kaip čia, va, žinai, mes gyvenam tokiam labai dažnai tokiam, nu, pragmatiškam pasauliu, žinai, dirbi, užkali babkių, ten pasilinksmini, bet tai, kad tu paskui, aš galvoju, nu, va, niekaip, nu, gali būti, kad esu buvus visokiose vakarėliuose, bet iš tikrųjų jie niekada taip nedžiugindavo, kaip tie, kur, žinai, po savanorystės, arba kažkur, žinai, kur tu varai, va, ten su nega, aš prisimenu irgi tokių siužetų, kur aš Arkoj, kai savanoriavau, tai prisimenu, į restoraną ėjom su mūsų negalę turinčiai žmonėm, su bičiuliais, žinai, fancy restoranas ir sėdi ten žmonės ir jie tokius jau bubiški žiūri, nes tiek žmonės biški, nu, ne tokie simetriški, sakykime, visokių būna. Ir aš jaučiau tokį pasididžiavimą tada, kad mes ten kartu su jais ir kad jie irgi gali, va, tuo, žinai, nu, gėriu dalinti, žinai, kaip ir vat, kiti tie žmonės. Ir galvoju, va, čia yra tos patirtis, kurių tu niekaip negali per vartojimą gauti. Nu, tu turi vat, važiuoti, aukoti ten savo laiką, tarsi energiją, bet tu vat, gauni nu, tą patirtį, kuri vat, gali būti, kad iš visų prisiminimų, žinai, iškyla va, ta patirtis, kurioje tu... Šiaip aišku gaila, kad mes negalim to matyti savo gyvenime kiekvieną dieną, kad mes turime dalyvauti patirtise, kad pamatytume žmogų su negale. Tai kur jie yra? Žinai, kodėl mes neturim sąlygų su jais išeiti į miestą, nes neturim bartelių, pro kuriuos galiu pravažiuoti, neturim galimybių važiuoti į restoraną. Krūvos barjerų. Krūvos barjerų. Ir žmonės renkasi, sako, aš geriau net nejudu iš namų, kad nesusidurčiau tomis problemomis, nes man nejauku, kad dėl manęs kažkas turi, žinai, atsistoti iš restorano pagal viską, tu jeigu paprašai, jie ateina personalas restorano, tave įneša su vežimėliu, tada visi žmonės atsitraukia, staliukų susistumdo, kad tu galėtum pravažiuoti, tai sukuri daug atseit nepatogumo kitam, žinai. Nu, mes tikrai negyvenam tokiuose miestuose, kur galėtum tiesiog laisvai važiuoti, kad į tave net dėmesio netkreipia, kad tu esi, žinai, kažkaip neintegruojamės neįgaliųjų. Ir dar kitas, žinai, momentas, vat, mano bičiulė, linkėjimai Jurgitai, jinai klausys, tai, nu, kažkaip yra gražiai pasakius, kur man irgi taip buvo tokia labai jautri žinutė, kartais tiesiog yra taip sunku dar kartą prašyti, žinai, nes realiai žmogus, kuris, nu, turi prašyti pagalbos, nuolat turi iškomunikuoti, nes aplinka šiaip, nu, nenuskaito mes, ko reikia. Ir iš tikrųjų kažkada tikrai pasidaro tiesiog, vat, kaip sakai, sėdi žmogus namie, nes tiesiog yra labai sunku dar kartą kažkieno prašyti, aukoti savo laiką, atvažiuoti, nuvežti. Ir tai iš tikrųjų, nu, aš galvoju, nu, tai yra, aš nekenčiu prašyti, nors man mažai reikia pagalbos, bet jau kai man tą vieną kartą reikia paprašyti, aš ten visai bandau, o neišsisuknėti, o čia jūs dar tau visada reikia keisti požiūrį, jie neturi prašyti, jie tiesiog gali reikalauti to, kas jiems priklauso. Ta prasme, nuvažiuoti į restoraną, pravažiuoti šaligatviu, juk jie neturi prašyti to, kas jam priklauso kaip žmogui. Jis tiesiog yra ir nesuapribota gale. Nu, čia yra visiškai mūsų, man atrodo, žinai, mąstymo dalykas, kurį turėtumėm pakeisti. Ir žinot, kai vat pradedi gyventi toj temai arba daugiau susiduri, tu tiesiog pradedi matyti, kaip čia pasakyti, dalykus, takelius, nu, tiesiog tu matai ženkliuką ir tu matai, kad tas ženkliukas yra apie nieką, nes aplink tą ženkliuką nėra jokio pritaikymo. Arba aš čia kažkada nuvažiavau vieną mokymo centrą, gal ir ten mokykla buvo padarytas nuvažiavimas neįgaliesiems toks, žinai, ir aš taip, žinai, taip sustojau, pasižiūrėjau, tikrai taip, aš ta prasme, neįmanoma, nei nuvažiuoti, nei užvažiuoti. Ir aš galvoju, kur tas inžinierius, nu, tas šaunus proto bokštas, kuris vat, padarė va, tokį nuvažiavimą, žinai, bet jeigu jisai su vežimu nusileis ir užkils, aš neturėsiu priekaištų. Bet toks jausmas, žinai, kad gal tas išliejimas daugiau vietos užims, ar nežinau, ko jis daugiau užims, bet ta prasme, tai nėra pritaikymas, tai iš principo yra pasityčiamas, tai geriau tada palikit laiptelius, mažesnius mums bus lengviau nukelti tą vežimą, negu rampą, kurią tu negali naudotis. Ir vat kalbant, tavo labai irgi geras kampas yra, ar ne, kad labai nepatrauklios ir savanorystės, taip kabutėse, sunku ir parduoti tokią idėją, o savanorystė su negalia turinčiai žmonėmis, dėl to Lurde mes tų rolių ir turim, kad
tie žmonės, kurie jau yra prie vežimų arba va, turi kažkokių slaugos elementų ar ne savanorystėje, tai yra viena, ar ne? Bet va, tie žmonės, kurie maitina, tie žmonės, kurie va, organizuoja laisvalaikį, nežinau, va, ateina į ligoninę, kartu dainuoja, juda, žaidžia ten kažkokius stalo žaidimus, kiek išeina, kažkokias šaradas pagal galimybės ir gebėjimus, ar ne? Kodėl tai yra? Nes tai yra pasimatymas su negalia, iš tikrųjų susipažinimas su jie. Ir kas nutiko po šių metų, vieni savanoriavo laisvalaikio užimtume, kas sako, kitais metais aš jau norėčiau pabandyti maitinimo komandai, jau kur tu eini labai intimų santykį padėti valgyti, ar ne? Arba tie, kurie pabandė prie valgymo, aš jaučiu, kad kitais metais jau galiu būti pagrindinė helperė, sako, ir lydėti vežimą, ir tu matai, kaip tie savanoriai auga. Ir kai tu pradedi ne nuo to, kad tu įmeti į tiesiog faktą, kad tau dabar reikia rūpintis su žmogumi, nors aišku, mes ar ne, tie žmonės, kurie važiuoja vieni, yra jau globojami maltiečių, kurie dar nėra, pavyzdžiui, buvę ir jie jau pažįsta, turi santykius su jais ir geba rūpintis, bet yra tų, kur yra nauji, naujos šeimos, nauji žmonės, kuriuos mes aplankom, pasikalbam, ką ir kaip galit ir tada perdodam savanoriam ir savanoriai irgi, ką gali, ko negali, kur aš galiu tau padėti, kur tu nenorėtum, kad aš tau padėčiau ir taip užsimesga kontaktas ir kitas dalykas, bet tų įvairių sričių, per kurias mes po truputį prisijaukinam, ar ne, tą savanorystę su neįgaliaisiais ir kurie augina, nes tikrai nieko čia skubėti nereikia, mes turim ir mokymus, ir darbo su vežimais mokymus, ir kaip santyki užmėgsti, ir patirčių pasidalinimą, tai yra jau tokia, žinai, tikrai sudėliotas procesas, kuris yra stiprus tam, kad tie žmonės kiek įmanoma būtų pasiruošę, nors aišku viskam nepasiruošę, kaip ir sakiau, savanorystė yra organiška, bet daug ką gali padėlioti lentynėlės. Neringa, dar toks paskutinis gal klausimas, nes mūsų jau laikas senka. Man Lurdo kelionė, žinok, kad pasakai Lurdas ir iškart matau tas nuotraukas su jūsų tobulom aprangom. Ką reiškia tos aprangos? Nes niekur kitur aš tokiu, ar tu žinai, Milda, apie ką aš kalbu? Aš taip galvoju, ar čia vienuolių apranga, ar čia seselių, aš nesuprantu. Labai įdomios tikrai. Lietuvoje, man atrodo, tokio aprangų, jos nėra dėvimos, ar ne? Čia grinai Lurdo apranga. Čia yra Lurdo apranga, čia toks pajuokavimas. Mes kongreso kontekste darbavomės kartu komandoje su sesė Adelė, irgi linkėjimai Adelė. Ir mes išeinam kartu, aš buvau irgi tą aprangą apsirengusi, nes eucharistiniai procesai dalyvavau su jie, visi maltiečiai buvo ją apsirengę, kas galėjo, kas turėjo. Ir prieina vienuolės, iš kokio jūs vienuolyno, ir aš taip, žinai, nes identifikuoja. Tai iš principo yra tradicinis Lurdo drabužis, tai kai aš kalbu, kad visi maltiečiai iš viso pasaulio atvyksta į Lurdą, tai mes visi atrodom vienodai. Tai Lietuvoje gal tai daro įspūdį, bet kai tu nuvažiuoji tenai ir keli tūkstančiai taip pat atrodo, tu jautiesi labai savas. Turėtų būti įspūdingas vaizdas. Jo, šiaip tai čia truputį, jeigu taip labai trumpai, tai yra apie ordino istoriją, apie ordino visą kontekstą, apie humanitarinę pagalbą, apie slaugą, apie pirmą pagalbą ir tai iš principo atmetus tą apsiaustą, ar ne, tai yra slaugos drabužis. Ar ne, ir savanorystė su neįgaliaisiais, savanorystė ligoninėse ir visa kita, toks yra protokolas, kad mes privalom šitą uniformą dėvėti, o tas apsiaustas, taip jis yra su kryžiumi, jisai žymi ar ne organizacija, kad yra Maltos ordinas ir panašiai, tai šiaip iš principo apsiaustas tai yra sakralinių apeigų ir lauko drabužis, tai kai mes, pavyzdžiui, būnam ligoninėje ar teikiam pagalbą arba esam patalpoje, tai mes jo nedėvim, nes lieka tik tas slaugos kostiumas ir tada viskas kaip ir okei atrodo, ar ne? Bet kai dalyvavom sakraliniuose renginiuose arba būnam lauke, tada ir dėvim tą apsiaustą. Ir karūnos berots, ar ne? Tai čia irgi ten yra iš tikrųjų, jeigu taip irgi labai praktiškai, tai tos kepurės, ar ne, tai jos yra skirtos, plaukams surišti, prilaikyti, ar ne, kad būtų ta visa tokia, kaip čia, medicininė jo estetika, sakykim taip. Būtinai įdėsim, pasidalinsim nuotraukų. Tai būna žmonės net pažįsta, pamato, čia tu ir aš taip, jo, sakau, drabužį pakeičiau, žinai, bet ir žinokit, kai pabūni tam Lurde, su visais padalyvauja, tai tą uniformą tu rengiesi iš tikrųjų ne kaip paprastą drabužį, tai tikrai toks, kažkoks toks tikrai suteikiantis vertės, garbės, bet tuo pačiu didžiulę atsakomybę drabužis. Tu jau to kasdieną jo nenešioji, bet jeigu ir Lietuvoje, pavyzdžiui, būna renginių, kuriuose mes ir labai retai, bet juos apsirengiam, jeigu kontekstas leidžia ir panašiai,
Na, tai toks, žinai, toks Pasitempęs. Jautiesi pasitempęs ir, supranti, kokia atsakomybė už to drabužį. Vaidmenyje. Taip, Čia tikrai toks irgi rolėje. vaidmenį tikrai rolėje. padeda paimti tą vaidmenį. Šiaip labai gražu. Tai ar graži galėtume tradicija. vardinti Neringą, kad šitas renginys, būtent Lurdo išvyka, yra tau vienas laukiamiausių renginių metuose? Aš jo laukiu ir mano gyvenimas jau yra, pavyzdžiui, darbuojasi, darbai, tada bus Lurdas, va netgi ir dabar, ar ne, aš jeigu planuočiausi jau savo pavasarį, nes žmonės jau dabar į rudenį jau nebe vasarą planuoja, jau dabar rudenį, žiemą, pavasarį, tai va, jo, aš jo labai laukiu, man jis labai vertingas, aš ten pasikraunu tiek, kad kitiems metams užtenka ir būna klausimų, tai kas tas tavo energijos šaltinis? Nežinau, bet Lurdas yra vienas iš jų. Negaliu įvardinti vieną, bet ten tikrai pakrauna, įkvepia, sustiprina ir tokia irgi pasimatuoji savo vertę, gal iš tos pusės, kad ir tu esi dar reikalingas, kad tavo skiriama energija, laikas irgi dar gali būti kažkam, žinai, reikalingas. Tai vienas laukiamiausių tikrai ir jis jau pas mane yra programa. Jau nebėra gyvenimo be Lurdo. Ir mes dar turim tokį posakį viduje, grįžtam iš Lurdo, Lurdas baigėsi, Lurdas prasidėjo. Pabaigi vieną etapą, jau iš tikrųjų pradedi galvoti apie ateitį. Tai jeigu reiktų vienu žodžiu apibūdinti Lurdą, nevartojant Lurdas. Čia kaip alijas, ar ne? Taip. Tarnystė. Nu, vat paradoksalu, nepasikrauna iš tarnystės. Nu, kaip įdomu, tas Šiaip savanorystė. ne paradoksalu, visiškai savanorystės principas iš esmės. Taip, bet paradoksalu žmogų, nes mes tikrai labai orientuojamės į tą, vartojimą, žinai, ten dar daugiau pramogų, dar daugiau, bet kažkaip nepasikrauna. Tikrai Todėl, kad mes negalvojame apie savo sielą, apie savo vidų. Viskas apie kūną. Žinai, o vat Lurdas, gailestingumo kongresas, tai viskas apie kūną arba dvasinį mas peną. psichologiją, bet čia jau yra tas dvasinis pasikrovimas, kuris kažkur tikrai klausant tavęs pakilėja virš to viso mūsų kasdienio šurmulio, to tokio, kur būna triukšmas ir ten stoja jau tokie, žodis, žinai, kur tu išgirsti kažką iš tikrųjų tau svarbaus. Taip, tada ir sako, Neringa, grįžtu ir nesuprantu, jie čia veikia kaip veikia, o aš tai kitokia. Ir supranti, nes atrodo, tu eini gatvėm ir taip, ne tai, kad sklendi, bet taip eini ir kažkas kitaip, atrodo toks, žinai, kaip su sparnais, kaip su tuo apsiaustu Lurdo, tu eini ir va kaip su apsiaustu. O ten žmonės, kai kurie kaip surūgė, žinai, kaip ten kažkas skuba, žinai, ten su telefonu ir what's wrong, baby, žinai, toks yra, bet ir aš labai nežinau, jeigu čia galiu kreiptis, jeigu kažką jums surezonavo ar pajutot, ar norėtumėte išbandyti tokią savanorystės formą, tai tikrai kreipkitės, įmanoma tas... Milda. Jūs tai būtinai įmanoma įveikti ir tuos įvairius barjerus ir po truputį prisijaukinti tą ir savanorystę, galbūt kiek kitokią, netokią populiarią, bet ta kelionė autobusu, jinai tikrai labai yra ypatinga ir ten įsivaizduokit, žmonės 2 savaitės važiuoja. Tik kas antrą miega viešbutyje, nuo lašinių kvapo iki kitokio kvapo, kurio galbūt neįgarsimo tose tarpukuose, tarpukuose, ar ten iš vis pakritimo, žinai, ten, kaip sako, neįmanoma, aš tikrųjų labai sunkiai miegau šiais metais autobuse, beveik neužmigau, bet važiuojant atgal aš nulūžau. Tai vadinasi, jau pasiekiau. Kiek dienų trunka kelionė? Beveik 2 savaitės, jeigu autobusu. Bet, ta prasme, pačiam autobuse. Tai savaitė, nes kas antrą miega kažkur, bet vieną naktį reiškia turi nes šiaip tikrai dalis žmonių turbūt negali miegoti. O tai iš viso bendrai kiek užtrunka? Tai čia tos 2... Jo, čia tos 2 savaitės, bet žinot, ką man Lurdo kelionė primena tokią gerą ekskursiją. Žinai, žmonės turi sumuštinių, jie visko dalinasi, mes dainuojam, ir meldžiamės taip pat, bet ir dainuojam, draugaujam, po to vietom keičiamės, ten kažkur mieste sustojam, ten, žinai, o mesgi ne tai, kad iš taško A į tašką B važiuojam, tik tai Lurdą, mes aplankom miestus, mes ten miegam, mes ten aplankom kažkokias tai įdomias vietas, mus pasitinka tų miestų maltiečiai, mus aprodo, žinai, padaro tokią ekskursiją, tripą, tai kada jūs paskutinį kartą turėjot gerą ekskursiją? Su karštais sumuštiniais. Senok. O aš galiu pasakyti, kur galima tą patirti.
Aš galvoju, ar tik nebus mano paskutinė iš tikrųjų į Taizę. Mano irgi. Ir tu žinai, pasakoju ir galvoju, kaip man primena gailestingumo kongresas, kaip man primena Taize. Nes irgi principas panašus, kur, žinai, tu nuvyksti į šalį, suvažiuoji iš kitų šalių ir tada kažkas savanoriai patys žmonės apgyvendina atvykusius. Taip, Ar ne? Ir mes irgi gyvenom pa žmonės. Šveicarijoje aš beje buvau. Aišku, mes ten mišiose vienose dalyvavom, kitose, nežinai, studentams nemokamai pakeliauti, bet kur sudalyvavom, tose masinėse mišiose, aš niekada jų nepamiršiu. Tai buvo, wow, tokia, kaip kokioje arenoje, turbūt neįsivaizduoju, kiek ten tūkstančių žmonių vienu metu gieda ir meldžiasi ir, žinai, žvakių tokioje prietemoje, tai buvo taip gražu, taip galinga, kur tiesiog, žinai, kur tu gauni nesitikėdamas. Ir vieninteliai tai buvo naujieji metai, kuriuos sutikau melsdamasi. Nes buvome bažnytėlėje, taip, tai buvo kalėdinis laikotarpis, tarp kalėdų, man atrodo, naujųjų metų, ir naujuosius sutiko melsdamėsi bažnyčiai. Tai tokių dalykų tu niekada nepamirši, žinai, kiek tu atsimeni savo naujųjų metų švenčių, kiek, vieneto, žinai, tai tokios patirtis, tai yra tikrai, aš Taizė niekada nepamiršiu, ir šalį, žinai, pamatai, ir bendruomenė didžiulė. Sakau, to tikėjimo, tada tu nelabai supranti, kiek mes buvom studentai, kiek tu, žinai, supranti, kas tas tikėjimas, kiek tu pats įsitikintis. Bet kažkaip, kai tu papuoli į tą bendrą masę žmonių ir tiesiog sunku įvardinti, kas tai yra, tu tiesiog tavo dvasia pakyla, ar ne? Tas toksai ir kiekvienam tai duoda, man atrodo, labai daug. Geriausias būdas suprasti, ar ne, kas yra Lurdas, apie ką jis, tai paprasčiausiai patirti. Turbūt kaip su daugeliu, ar ne, savanorysčių, tai merginos, taip sakant. Tai kur reikia registruotis tiems žmonėms, kurie norėtų lydėti? Čia dabar jau atsargiai, žinok, nes bus užplūs. Maltiečių duris tikrai yra atviras žmonėms ir su tuo, manau, tikrai problemų nebus. Tikiuosi. Kol kas mes tokios išankstinės registracijos neturim, nes iš tikrųjų labai daug kas, aišku, vyksta per maltiečių vidų, ar ne, per vidinės grupės, jos pasiūlo neįgaliuosius, bet mes paleidžiam, būna anketą per tam tikras draugijas ir visą kitą, tai neįgalieji gali, ar ne, kreiptis dėl galimybės. Ir aš jau dabar kartais gaunu laiškų, jau turiu tokį truputį sąrašiuką, ar ne, su kuo teks susitikti dėl kitų metų kelionės. O kalbant apie savanorius, tai galite rašyti maltiečiams ir tada jaučiu, kad jie man jau tos laiškus draugiškai peradresuos, bet jeigu tikrai yra noro išbandyti, patirti, tai... Bet Neringa, o patys neįgalieji, kai jie grįžta iš tos kelionės, ką ta kelionė jiems reiškia? Vis tiek pasikalbate apie tai, ar ne? Nu, reiškia keliaudami atgal tas savaitės. Mes, matai, turim tokį principą, kad vis tiek vežamės dalį jau buvusių, tam, kad būtų tokia patirtis perdavimo, kad jie nesijaustų vieni, kad būtų ar ne toks tęstinumas, šiek tiek įvedimas, nes kai jie vieni kitus įveda, tas yra labai gražu ir juos irgi įgalina ne tik važiuoti, ar ne, bet dar ir kitam papasakoti ir kitą paruošti, ar ne? Tai mes turim taisyklę, kad dabar kas antrus metus galima tik tai važiuoti, jeigu tu kartą buvai, kitus metus turėtum praleisti, ar ne? Ir tokių turim, kokių 40%, ar ne, 30%. Ir tada kiti yra nauji. Tai tie, kurie nuvažiuoja pirmą kartą, jų klausimas, ar galėsiu kitais metais važiuoti. Tai čia toks gal grįžtamasis ryšys irgi, bet... Žinokit, labai skirtingos tos patirtis, čia turbūt mūsų tas laikas irgi yra ribotas, bet gal kada ateityje bus galima ar ne ir kažkokia forma ir jų tas patirtis pagarsinti, jeigu jie norės ar paviešinti, tai labai skirtingos. Nuo tikrai vilties atradimo, sustiprėjimo iki įstraukimo į savanorystę, galiausiai geros patirtis, prasmingos. Tas laikas, jeigu jau mums ar ne, jis lieka kaip vienas iš tokių ar ne metų renginių, kur tu pasikrauni visiems metam, tai jiems irgi tik tai labai gaila, kad jeigu aš galėčiau, ta prasme, tai aš norėčiau vežtis ir 20, ir 30, ir 40, žinai, bet pavyzdžiui yra autobuso tam tikros taisyklės ir negali daugiau 6, žinai, ar ten 7 vežimų vežti ir viskas, ar ne, ir tada yra kitos negalės. Jeigu lėktuvu, tai galima tik tai 4 vežimus lėktuvus skraidinti. Mes perkam bilietus ir jau paimam maksimumą, tai yra 4 vežimai. Gal kažkada
išauksim, čia reikia, aišku, draugų ir rėmėjų pagalbos, galbūt išauksim į tai, kad tiesiog nuomuosim lėktuvą ir skrisim. Ir tas yra įmanoma, ir tas nėra kažkokia utopija, tam tiesiog reikia finansinio jau tada palaikymo, kad mes tą galėtume sau leisti. Jeigu Ir kas daugiau nors žmonių. norėtų palaikyti šitą misiją, Yeah. prašom, kreipkitės į maltiečius. Gerai, ačiū Neringa, kad Ačiū. pasidalinai, labai gera buvo išgirsti. kad atėjai. Ir ką gali žinoti, galbūt kitų metų gegužės 1 savaitgalį išvyksime į Lurdą. Visi girdėjot? Taip, ką gali žinoti, sakyk.